Labas rytas. Tai pagaliau iš saulėto Seulo. Šiandien yra gruodžio 25. Gal jau netoks rytas, bet vis tiek. Tai šiandien ką veikiam, tai kalėdų proga važiuojam pažiūrėti kalėjimą. O kalėjimą važiuojam pažiūrėti su metro. Ir po kalėjimo greičiausiai šausim į Gangnamą dar kartelį. Ten apsižiūrėti likusių objektų, kurių vakar nepamačiau. Tai su šventėm visus. Ėjome į Nepriklausomybės parką. Čia yra Nepriklausomybės statula. O čia aš esu šalia Nepriklausomybės statulos. Sveiki atvykę į Olimpinį stadioną. Pamatėm, pasigrožėjom, o dabar einam į čia. Užkandom. Tai dabar sėdam į metro, važiuojam į pasižiūrėti to aukšto pastato, kur rodžiau. Ir po to greičiausiai važiuojam į Olimpinį parką, o po Olimpinio parko važiuojam pasižiūrėti šviečiančio tilto. Ir po šviečiančio tilto greičiausiai mausim namo. Tai va, štai tas pastačiokas. Štai ir jis. Olimpinis parkas. Ir Olimpinė ugnis. Jums turbūt kyla klausimas, ką daryti, kai atvažiuoji į Seulą ir labai nori pasičiužinėti ant ledo, bet sniego Seule nėra. Tai atsakymas štai čia. Ateiti ant ledo. Olimpiniam parke ir pačiužinėti. Čia kažkada plaukė plaukikai. Būdavo kliūtis va tenai va pralys. Bet dabar viskas baigės to, kad biškai nuseko, tai nebeplaukia dabar. Tai už manęs matote duris. Kuom šitos duris įdomios, tai ne tik tai todėl, kad čia skulptūra, bet ir todėl, kad už tos kaukės slepiasi geocache'as, kurį aš paėmiau. Tai jau antras per šiandien ir antras pačiam Seule. Olimpinis parkas apžiūrėtas, einam atgal į Subway'ų, važiuosim dabar pažiūrėti to tilto su lemputėm. Štai čia aš, už manęs va matote plaukiančią baržą apšviestą lemputėm. Čia yra mano gėrimas skanusis, kuris man visai patinka. Ne tas greipfrutinis, bet ir visai nieko. Tai taip šiandien baigėsi kalėdos. 2016 metai su kalėdom visai neblogai pasisekė. Šiandien išsijojom biškį greičiau. Gruodžio 26. Šiandien Monika atvažiavo į Seulą. Tai ta proga mes einam susitikti ir pavaikščioti kartu. Tai nuo pusryčių pradeda lyt, kas yra šiaip nefaina. O dabar ką mes pamatysim šiandien? Ką mes pamatysim, turėjo būti guest. Va. Guest of honor. Dabar atėjo Monikai parodyti shoppingo streetą. Mykolas pas mus Seulo ekspertas, jis kas kartą Korėją geriau išmano negu aš. Taip, tai dabar aš jai parodysiu, kur čia ką reikia nusipirkti. Monikai parodyt karaliaus pagrindinių rūmų. Tai vienas pagrindinių dalykų. Jo, ir kas jisai čia toks sėdintis? Jisai čia tas mylimiausias korėjiečių karalius, kuris, jeigu neklystu, suvienijo korėjiečių. Tai va, tai labai gražus. Jis jam pinigų yra kažką. Tai šitaip pinigėlis atrodo. Tai galit palyginti dėdę ir dėdę. Taip Seulo upė pasipuošus kalėdų. Keliu į Monikos hostelį ir vienu metu buvom nuostabioje aikštėje karaliaus. Nusukom šiek tiek į šoną ir gaunas taip, kad dabar esam industriniai gatvėje, kur prieš tai buvo įrankių parduotuvės, tada lempų, o dabar jau yra siuvimo įrankiai visur aplinkui.
Tai iš tikrųjų Seulas nenustoja stebint, nes vieną sekundę gali būti prabangoje, kitą sekundę gali būti visiškai industrijai. Atėjome į motociklų gatvę. Motociklų gatvė pastoviai visur motociklai. Tai labai įdomu, apsižiūrėsim. Ir taip pat Korėja turi savo ne tik Burger Kingą, bet ir Bike Kingą. Kaip pietus? Nekai užsisakinėja tokius daiktus. Ir va taip, čia yra tradicinis korėjietiškas užkandis. Nu, paragauk ir įamžinsim. Nu kaip? Va čia yra ta jaunimo gatvė. Ane? Tai jaunimo gatvė pasireiškia labai didelio jaunimo kiekiu. Pirkom dovanų, stovim parke šalia upės ir einam pasivaikščiot. Ir dabar 6 vakaro, bet jau tamsu, ane? Jep, tai 5 buvo tamsu. Tai va, tai čia tokios baržos yra šalia upės. O va ten va važiuoja laivelis, visas šviečiantis kalėdinis. Tai labai visai gražu. Pasivaikščiosim ir važiuosim namo krautis daiktų. Nu va, tai išlipau iš metro. Tai va taip ir baigėsi mano Seulo pažintis. Monika važiuoja toliau namo, aš išlipau irgi namo. Tai buvo smagu, Korėjai labai gerai, susitikau daug draugų, daug iš skirtingų šalių žmonių. Pabuvom ir dabar metas keliauti namo. Tai grįžtu namo, susipakuoju, einu biškį pamiegot ir tada keliamės 5 ryto važiavimui atgal į oro uostą, o iš tenais į Helsinkį ir iš Helsinkio tiesiai namo.